Aj reiškia, pateikime paprastom pavīzdi. Prisiminkime, kad mūsu kūnas turi rankom, bet ji yra susieta su mūsu kūnu. Tai reiškia, kad nors ji atskirta, ranka vis tiek yra kūno dalis, tai ji vis dar viena. Taigi, supratę šį pavyzdį, sujungsime, susiesime skaitinės vertės. Taigi, skaitinė vertė, kurion gauname, yra 2 + 7 + 1, kas duoda mums skaitinę vertę 10. Gavę skaitinę vertę 10, prisiminkime, kad 0 yra visata, o jin yra alef. Tai reiškia. Tai patvirtina, kad žodis perėjo visato, kad pasiektų ar apsigyventų žemėje. Prisiminkime, kad Izaijo pakilimo knygoje taip pat sakoma, jog pats Jahve nusileido iš 10 šemaimo, o paskui pakilo.